taip atrodo iš mūsų pusės. Čia tikrai taip gali padaryti tik tai šernas. Labai jau giliai iškasta. Bet kas įdomiausia, čia jokios tvoros nėra. Čia kokie 6-7 metrai. Kodėl jis neina į daržą, sunku pasakyti. Ir kitas dalykas yra, vienintelis rimtas miškas yra ten. Ir čia yra tik praktiškai 2 keliai. Arba upės vaga, arba keliu. Tai jeigu šernas eina upės vaga, jis iki čia niekaip neprieis. Tai jis čia gali ateiti tik tais keliu. Nes ten visur yra užtverta, žmonės gano avis. Ir nežinau, čia labai įdomu, ar čia yra vienas šernas, gal patinas. Nes aš manau, patelė tai tikrai nerizikuotų. Labai jau būtų didelė rizika būti nušautam. Tai arba čia kažkoks išmintingas patinas, kuris turi savo kelią. Ir jis čia pradėjo knisti, man atrodo. Vasario pabaiga buvo paskutinis mėnuo medžiojimo sezono. Tai arba čia kaip sutapimas yra, arba gyvūnai jie žino, kada čia medžiojimo sezonas pasibaigia. Arba jie čia įsidrąsina. Bet kol kas į mūsų sodą neina. Matyt, kažko baiminasi. Nors visiškai jokios tvoros nėra. Tai mes šitoj pusėje neturim nieko, jokių daržų. Ir ten neturim jokių daržų už upelę. Tai ten gali šernai vaikščioti kiek nori. Bet jeigu jie jau įeis į šitą teritoriją, tai jau mums bus kaputį.